Sveiki visi dar kartelį. Visų pirma, aš noriu beprotiškai pasidžiaugti savo potyriais, nes šiandien aš buvau puikiame žirgyne, kuriame galėjau praleisti bent šiek tiek laiko su žirgais. Tai iš tikrųjų jau užsiminiau prieš tai, jog žirgai lietuviams apskritai yra turbūt mylimas gyvūnas jau nuo pat vaikystės, galbūt net kažkur giliai užkoduotas mūsų visų lietuvių genuose. Ir kalbėdama su ponu Edmundu ir būdama su žirgais, aš pajutau tai, apie ką visi turbūt jojikai žino ko puikiausiai. Jie spinduliuoja kažką tokio, kas nuramina, kas atpalaiduoja ir aš įsivaizduoju, kad netgi po labai sunkios dienos, kad po įvairiausių stresų galima rinktis pabuvimą su žirgais ir tiesiog jeigu jūs turėtumėte galimybę dar išjoti su jais į paplūdimį, tai yra absoliučiai neįsivaizduojamai puikus patyrimas, ką aš šiandien galėjau patirti. Ir labai to džiaugiuosi, nes netgi, kaip žinia, yra taikoma hipoterapija žmonėms, kuriems reikia to poilsio ir pabuvimo arčiau gamtos. O mes ir toliau kalbamės su ponu Nerijum. Sveiki, Nerijau, dar kartą. Labadiena, Simona. O jum pačiam yra tekę sėdėti ant žirgo? Na, iš tikrųjų, matyt, kaip kad minėjai, kad mūsų kraujyje, genuose, ypač žemaičiai žirgą laiko kaip savo brolį, nes nebereikalo mūsų archeologiniai kasinėjimai rodo, kad netgi buvom savo laiku kartu laidojami, kartu gyvendavom. Na ir nekalbant apie karo žygius, kada žirgas tai buvo antroji pusė kario ir neatsiejami, jie buvo mūšio lauke, taip kad ir mums čia visiems užaugusiems Žemaitijai žirgas, jodinėjimas ant jo tai yra tokia natūrali trauka ir tiek kultūriniam gyvenime stengiamės visur mes pakviesti kolegas žirgininkus, kad ar tai karietomis, ypač gražios inscenizacijos senoviniai vairiausių, Kęstučio atjojimas Birutės, nuo Birutės kalno ir taip toliau. Iš tikrųjų, žirgas, kaip kad buvo, taip ir yra iki dabar mūsų pats mylimiausias gyvūnas čia Žemaitijai, ir tikiu visoje Lietuvoje. Tai žodžiu, jūs labai sėkmingai galėtumėte šokti ant žirgo ir jauti paplūdimį, ar ne? Na, iš tikrųjų, gal tiek sėkmingai, kaip kad dabar čia pasakėjai, arba kaip kad rodo mūsų sportininkai tai daro, gal nepavyktų, bet, tokia malonė žinginė tikrai su malonumu tą padaryčiau. Ir aš turbūt neklystu sakydama, jog žmonės vis daugiau nori tų pramogų susijusių su gamta ir konkrečiai su žirgais, norisi arčiau to tikrojo, ar ne? Na, gal iš tikrųjų taip, tas mūsų sintetinis pasaulis, jisai pilnas dabar yra įvairiausių dirbtinų treniruoklių, dirbtino deguonies, netgi po stogų jūra ir saulės, daug dievė, aišku, ten, kurie toli yra, tą gali daryti, bet mes esam gamtos žmonės ir mums reikia vis laik natūraliausių dalykų ir tai visą gyvenimą mes norėsim ir jo labiau, kada šalia tiek daug sintetikos. Ir mes, aš pasakysiu, jog su Nerijum jau rezervavom vietas, čia vakare stebėti Rūtos Meilutytės plaukimą, rezervuokitės ir jūs ateikite, būkime kartu, sirkime ir susitiksime. Iš tikrųjų, Rūta, reikia visų jūsų, visų lietuvių ir čia Palangoje ir šiaip Lietuvoje palaikymo. Iki, mes dar susitiksim.